Šiandien esu Griunvalde, Lenkijoje prie paminklo atminti Žalgirio mūšį. Ir šiandien čia prasideda 1000 km brevetas. Brevetas vyks iš Griunvaldo į Trakus ir atgal, šis 1000 km. Kol kas lyja, turėtų būti startas lietingas, bet pakeliui, manau, pragiedresnės lietuvai, tai pranašauja giedrą orą šiam savaitgalį. Jau atsiėmiau registracijos numerį 1047. Pirmas renginys šiemet, kur esu sunumeruotas, taip pat turiu ir ant šalmo numeriukus. Laukiu starto, pažiūrėsim kaip čia seksis. Szerokości! Szerokości! Szerokiej drogi, kochani, rusza kolejna grupa na trasie Grunwald, Troki Grunwald. Ruszajcie! Czadu i szerokości. I startujemy! Brawo dla was. Sėkmės! Szerokości. I ruszamy, startujemy, szerokiej drogi. Sėkmės! Musi przejść naszą kontrolę techniczną. 14:45 to jest 10. grupa, kochani. Start. Szerokości. Ačiū! I wracajcie do Grunwaldu. Prasidūriau priekinę padangą, silantas pradėjo taškyti, kažkiek dapučiau, bet panašu vis tiek neužtraukia, leidžia. Dabar yra 6 km iki degalinės, tikiuosi ten bus kompresorius, tai įsidėsiu kamerą. No, kurde, dopiero co ruszyli, ile wy przejechali? Šitie ventiliai. Nu, susitvarkėm, ačiū, kad palaukė, kad padėjo kamerą įdėti, važiuoti. Jest ten, jest brygada. Super. Važiavom pirmą kontrolės punktą, turėjau prakolą, dėjau kamerą, praktiškai visą laiką lyja, tai nuotaika nėra pati geriausia, ne pats įdomiausias važiavimas, bet 130 km padaryta. Ir dabar sekantis kontrolės punktas bus jau prie Lietuvos sienos. No. Dobre okulary. Ja dostałem kiedyś od kolegi. Atsižymėjom, kad ten labai skaniai pavalgėm. Šiaip buvo gan didelė grupė, iki šio checkpoint susidaręs. Bet važiavom labai ramiai, nes labai kalvotas maršrutas. Bei praktiškai visą laiką lijo, tik paskutinę valandą nustojo lyti. Tai dabar
prie pat Lietuvą čia, nežinau, 5 km iki Lietuvos ir turėtų jau būti tikrai labai geras oras, tai liuks, nuotaika tai gerėja. Lietuvos Respublika. Nuostabi šalis. Ir giedra beveik iškart. Viskas labai gerai. Galvojau čia palaukti jūsų, bet mačiau, kad ar toli, tai... Tiksliai rodo GPS-as, kur esam. Ką? Tiksliai rodo, kur esam. Nu, aš nežinau, ar tiksliai, jo. Bet rodo. Kažkaip rodo, kad ne visi klubojo biškį su atstumu. Važiavam iš checkpointo ir sekant Trakuose, 100 km. Nu, tai visai normaliai, tik kad prieš vėją važiuoti, tai nelengva. Čia kiek mažiau negu 50 km iki Trakų, bet reikia važiuoti nuo Aukštadvario ir link Semeliškių. Ir tas plentas man yra vienas pačių sunkiausių Lietuvoje. Čia toks įkalnis ištisai kyli leidės, bet tas įkalnis toks aštras labai. Tai labai sunku. Trakai. Jaučiuos žiauriai nusikairęs. Reikia bandyti aš arba pamiegoti, ar bent jau ilgiau pailsėti. Nes iki šio sustojimai tai buvo tik tai kontrolės punktas. Bet ateinant tik atsižymam, pavalgom ir toliau minam. Važiavom iš Trakų. Nepamiegojau, bet pavalgiau, pasėdėjau, pailsėjau, atsipalaidavau, tai geras savijos šiandien. Dabar sekantis checkpointas labai toli. Ir pasiekėm tik naktį, bet neturim visai planą. Nežinau, ką darysim su miegu. Važiuojam, nuspėsim, tai dabar tiesiog minam kuo toliau, kiek pavyks tikrai vakarą. Mehera, Ošrodį. Puslitriuką kažkam tai vandenuko. Bet ten, žinok, yra prie checkpoint'o visokių ten načliegų. Buvo. Tai tu nusiųsk. Atrodo, net tu skaupėsi. Galit palikti padėko balandį? Atšaukiu, kad Lengvai degalinį užkandom ir nusprendėm, kad pasiėmėm kambarį šiąnakt. Išsimiegosim ir ryt užbaigsim, ten bus likę apie 3 kem.
siena su Lenkija, kontrolės punktą kokie 4-5 kilometrai. Greit atsižymėjom, užvalgėm ir iškart varom į sėkant. Čia žema tai galbūt pavyks be jokių kitų sustojimų nuvažiuoti. Bet jau, kas šiandien važiuojam, tai vis vietolos Aleksas, žiūrėti, kelias, lygių geras, net viešpačių pavėjų. Paskutinis kontrolės punktas. Palikom paskutinį checkpointą, dabar iki sekančių apie 190 km. Ir bus viskas. Kol kas nors geras, bet prieš finišą taip prognozuoja daug vietos su perkūnija. Būtų gerai, jeigu pavyktų šiandien. Universitetą nepavalgėm, buvau maždaug pusiaukelį išlipti iš distancijos, tai dabar mažiau negu 100 km iki finišo. Bandysim nebestai daugiau niekur iškart ten ir važiuoti.
Nieko panašaus važiavęs. Gratulacje. Brawo, panowie, brawo. Dwóch jest nazwiskami, a dwóch tam jest coś nie Brawo. do nazwiska trzeba będzie dosłać do medalu, nie? No camponule, high five. Normale, yes. Damos się.